Labą dieną su jumis. Aš Gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Pakalbėsime apie tos alergijas ir apie vieną iš jų rūšį, dilgėlinę labiausiai. Ir iš klasikinės medicinos, ir kinų medicinos pusės, nes tai labai sudėtinga tema. Ilgai ruošiausi ir pabandysiu pateikti savo matymą tos ligos, kuri sunkiai gydoma, bet visgi yra mėginama gydyti abiejų medicinų ir patys žmonės, liaudės medicina ją gydo ir išmoko tvarkytis. Jūs visat žinot, kad alergija dažnai atsiranda vaikam, ypač kurie nebandė ten citrusinių vaisių, braškių, kad paniešti odą, kad kiti kalba, ypač mūsų seneliai, kad išauksi, žinodavo, ko galima duoti, ko negalima. Tada rečiau pasidarykydavo ten alergija pienui. Dabar neįprasti dalykai, tokie kaip jūros gerybės, nors vėžiagyvių ir vėžių, tai mūsų seneliai daug turėjo irgi. Ir kas yra ta pagal klasikinę mediciną alergija, ypač odos alergija. Visas rūšis mes neperžvelgsim. Tai būklė, kai oda nepalankiai reaguoja į tam tikras medžiagas. Ir ta alerginė reakcija matoma ant odos. Ir labai dažnai sukelia diskomfortą, bet medikai sako, kad kenčia ir mūsų vidaus organai. Gali ir edemos prasidėti. Ir paprastai alergija ne visada priskiriama autoimuninėms ligoms, bet imuninė sistema reaguoja į nekenksmingą kažkokį tai dalyką, kuris daugeliu žmonių nekenksmingas, o alergiškam žmogui kenksmingas. Alergija šiek tiek skiria mediciną nuo netoleravimo, ten laktozės, glitimo, nes tai iššaukia kitokius simptomus, o čia grinai imuninė sistema reaguoja į nekenksmingą medžiagą, manydama, kad ji kelia grėsmę organizmui. Ir tas medžiagas medikai vadina alergenais. Ir labai daug yra tų alergenų, kiekvienam gali skirtis, bet dažnai būna augalai, vaistai, cheminės medžiagos, net alergija šalčiui, karščiui, saulės alergija. Aš pati tą esu nemažai mačiusi. Ir kai žmogus turintis tą odos alergiją, šiandien dabar kalbame apie odos alergiją, liečiasi su alergenu, jo imuninė sistema išskiria cheminės medžiagas. Dažniausia, bet ne vien histaminą. Todėl tiek daug antihistamininių vaistų. Ir manoma, kad histaminą, kai jo yra per daug, labai sunku pašalinti. O histaminas, būdamas biogeniniu aminu, sukelia odos uždegimą ir dirginimą, bet būtent jis kovoja, jis labai reikalinga medžiaga ir jis kovoja su ta alergija. O alerginė reakcija, kai pasireiškia, tai aišku, kad parausta, niežti, tinsta pūslės, jeigu pūslelinė vadinama liaudiškai, oda pleiskanoja, sausa, labai simptomai įvairūs nuo lengvo iki sunkaus, braškių, kai pirmą kartą užvalgė, atrodo nedaug. Mano jaunesnis vaikas, tai visas kūnas, visos kojos buvo tiesiog vyšninės spalvos, atrodo vyšnių privalgė ir kažkokių vaistų ir nedavė, nes jautrumas, alergenai, labai daug įvairių dalykų. Dabar liepiama, neliepiama, tiesiog yra teisės aktai, kad reikia tuos alergenus nurodyti. Taigi, kas tie alergenai? Dažniausiai glitimas, kiaušiniai, kai kam alergiška gali būti įvairios sėklos, jų tarpe sezamo sėklos ir sezamo pastai įvairios, vėžiagyviai, netgi žuvis. Ir čia kažko manęs neklauso kompas, lubinai, nors lubinų mes mažiau, žemės riešutai. Visada riešutai parašyta, kad sukelia alergiją. Dar panagrinėsim, kodėl salierai netgi tokie.
Matysim, kad ir baklažanai kartais, sojų pupelės, nors veganai jų valgo labai daug, irgi ne visiems galima. Pienas gali būti alergija ir kazeginų arba netoleruos laktozės, moliuskai, vienu žodžiu, jūros gerybės, net garstyčios. Ir kiti alergenai, pavyzdžiui, medus, kakava. Aš žinau irgi, kad darydavo reiškia masažus su medum, sako, niekam nesukelia alergijos. Tai jeigu 100 žmonių nesukėlė, kaip statistikai sako, tai reiškia, kad 101 nebus stiprios. Visur reikia statistikos daug metų ir ne vieno žmogaus patirties. Ir iššaukia baisę alergiją dviem broliam. Ir alergijos rūšis. Mes pakalbėsim, kad yra dažniausios. Tai jų labai daug. Aš nepretenduoju į gydytojo darbą, aš tik tai panagrinėju, kai tiem žmonėm, kurie galbūt nelabai supranta to mechanizmo, nors jis pilnai išaiškintas gal ir nėra. Ką daryti? Jeigu jau praėjo daug gydytojų ir tiesiog liaudės priemonėmis arba kaip iš kinų medicinos pusės galima keisti gyvenseną, apskritai patobulinti, tapti sveikesniu ne vien dėl šio dermatito, bet gyvensenos gerinimas padės daugeliu lygų. Todėl mes pakalbėsim tik apie kai kurias alergijos rūšis. Tai kontaktinis dermatitas gali būti lakui, anesteziologai kartais turėdavo, žinau, sovietiniais laikais, nežinau, kaip jie ten prisiliesdavo prie tų medžiagų. Atopinis dermatitas, prie jo priklauso ir egzema, dilgėlinė, tai tokios kaip sudilginama, visi žinot, buvot susidilginę. Ir visi labai labai bijo eiti per dilgėlės, nes aš nuo vaikystės žinau tą anekdotą. Sakė, jeigu tave vejasi indėnai, o jie būdavo pusnuogiai, tai paskutinė gynybos priemonė pulk į dilgėlės. Tai toks vaikiškas anekdotas. Tai gydimas pas mus tai alergeno vengimas ir vaistai. Reiškia antihistamininiai, o kartais hormonai, kortikosteroidai, alerginėm odos reakcijom, bet jie odai pašalinių poveikių turi, bet kartais gydytojas žino, kiek galima vartoti, kurį laiką, kokius. Ir šiaip prižiūrėti savo odą. Tai čia tarkite su odos specialistais. Aš panagrinėsiu giluminės rūšis, priežastis, tiksliau sakant, ir mitybą, ką daryti. Tai naujausi mokslo tyrimai, visai naujausi. Kai vartojama daug maisto, kuris turi histamino, o tai biogeninis aminas. Biogeninis aminus netaip seniai pradėjo tirti. Po 2000 metų Europos Sąjunga buvo moksliniai projektai ir dabar gal yra kitokiu pavadinimu vadinami kostai. Įvairios šalis tyrė chromatografiniais būdais, kiek jų maiste yra biogeninių aminų, o ten jau atitinkami medikai su gyvūnėliais, su įvairiais kitais leistinais metodais, kokias alerginės reakcijas. Ir kiekviena šalis nusistatė, kiek kokiuose produktuose maždaug vidutiniškai yra. Netgi buvau konferencijoje čia Lietuvoje, kur buvo pristatomi kosto produktai, tiksliau sakant, tas produktas turėjo omeny kaip ilgo mokslinio tyrinėjimo rezultatų produktas. Ir mokslinėje konferencijoje buvo pristatyta, kad nėra, kad vieną produktą suvalgytum ir ta biogeninių aminų dozė būtų mirtina. Beje, dozių tuo metu dar ir nebuvo nustatyta ir dabar daugumai nėra nustatyta, nes kiekvienas dar žmogus yra labai įvairus. Ir reiškia, kokie produktai turi daug histamino, tai fermentuoti produktai, bet mane labai nugąsdino, kai ištyrė, kad, pavyzdžiui, ir dešrose nemažai, ir fermentiniuose sūriuose, ir kombučioj. Ir daug fermentacija tai yra mikrobiologinis veikimas, tai netgi kefyre ir jogurte gali būti, dar priklauso nuo bakterijų rūšies išskiriamų fermentų, įvairių sąlygų, temperatūros. Ir kad vis dėlto tam tikrų metų galima suformuoti tokį rinkinį, pavyzdžiui, jeigu esam svečiuose ir parinks ten ir vėžiagyvius, ir vyną, o jeigu žmogus dar alergiškas, tai yra reaguoja į alkoholį,
būna tokių, kas retai mūsų tautoje kalbama, o biogeninių aminų būna dažniausiai vyne, bet į bet kokį alkoholį, jeigu yra alergija, žmogus labai negerai reaguos. Ir dar suvalgys ten fermentinių sūrių ir visokių retų vytintų kumpių, nes biogeniniai aminai tai susidaro, kai mėsa ilgą laiką stovi, fermentuojasi savaime arba sūriai nokinami, fermentuojami. Tai jis gali gauti tokią dozę, kad jis net nežinos, nuo ko numirs, būna bus staigios mirties neaiškios priežasčios, ar sustojo širdis, kraujo įsileidimas į smegenis. Tai va tokias per didelės dozės sukelia apsinuodijimą. Tai biogeniniai aminai tai susidaro, pavyzdžiui, pirmiausia, jeigu mes laikome ilgą laiką mėsą ir tą mėsą jau pauostom ir sakom, geriau nevirti šviežią mėsą. Šviežioje mėsoje yra kitokie junginiai. Šviežioje mėsoje nėra biogeninių aminų, o vėliau susidaro ją perdirbant. Visuose perdirbtose mėsos gaminiuose, kurių reiktų vengti alergiškiem žmonėms. Ir labai sunku rasti gerų specialistų, bet Lietuvoje tikrai yra. Mes turim labai daug nuostabių žmonių, tik aišku, kadangi ta problema yra nauja, žmogus, kad ir būdamas medikas, lygiai kaip aš maistininkas, daugiau žinau vienų arba kitų produktų, ten pieno, o mažiau galbūt mėsos technologijas. Tai ir tai gydytojai yra skirstomi ir tikrai reikia eiti pas specialistą, dermatologą ir dar pas dietologą, kad jums parinktų ir išimtų tuos produktus, kurie neturi histamino. Ir histaminas susidaro iš amino rūgšties histidino, bet to neišvengsit, nes jos yra visur. Ir histamino netoleravimo simptomai yra labai įvairūs. Tai ne tik dilgėlinė. Tai virškinimo sutrikimai, net iki vėmimo. Sako, pavalgiau ir man kažko bloga, kaip apsinuodėjau. Ir atrodo, nieko nevalgiau, nes galėjau valgyti tą patį, kaip ir visada, bet pridėti vieną kažkokį produktą, ar tai vėžiagyvį, arba tiesiog sinerginių požiūriu, nes va taip yra įrodyta, kad kai susikaupia labai daug maiste biogeninių aminų, vienu metu naudoja. O biogeninių aminų turintis maistas, tai tas prabangus netgi maistas. Tai gali ir galvos skausmas, tiraminas, pilvodėgliai, nuovargį. Biogeniniai aminai, futresinas, kadaverinas, jum bus duotas apie biogeninius aminus kitas video. Gali net atsirasti labai didelis nerimas, labai sunku keltis, nuovargis, nepastovus spaudimas, arba jis pakilęs, gali ir kristi, nepastovus. Ir dar kartą kartuoju, nes histamino daug perdirbtose mėsos produktuose. Jie tik tai paragavimui, šiek tiek, tam tikromis sąlygomis, tiem, kurie tikrai neturi alergijų. Bet daug kas nežino, kad fermentacija tai yra rauginimas, reiškia kultūros raugo yra bakterijos. Lazdelės arba kokai, būna laktobacillus arba streptokokus, ten pieną raugina, pavyzdžiui, streptokokus lactis, streptokokus cremoris, laktobacillus kultūros. Ir laktozė virsdama pieno cukrum, visi galvoja, kad tos bakterijos tą laktozę kaip ir maitinasi. Ne, bakterijos išskiria fermentus ir gali ne vieną, daug fermentų. Ir kiekvienas fermentas sudaro, fermentuodamas laktozę, vis kitokį junginį. Tai fermentacija yra ne vien laktozės, yra daugelio produktų gali vykti fermentacija ir mėsos. Bakterijų raugų išskiriami fermentai sudaro labai daug įvairių medžiagų. Ir jų tarpe susidaro daug biogeninių aminų. Maistą laikant net daržovės, pavyzdžiui, vadindavo tiesiog, jeigu nugaišta kažkoks gyvulys, tai su juo buvo tyriama, kaip susidaro biogeniniai aminai. Tai gaišenoje po kelių mėnesių, po kiek laiko susidaro vis daugiau, netgi vystančioje žolėje. Už tai, pavyzdžiui, vytusio žolės daug kas augindavo triušių, žinojo, kad negalima duoti, tiesiog pastips. O mes perlaikytus produktus, ilgai išlaikytus, apvytusius irgi vartojam. Tai negalima, kurie turi alergijos, nes ten bus daug biogeninių aminų. Dar kartą pakartosiu, juodoji arbata nuo žaliosios skiriasi fermentacija.
irgi yra panašiai, kaip rauginti kopūstai skiriasi nuo paprastų, taip juoda nuo žalios. Jinai sumaigoma, fermentuojama ir po to išdžiovina. Už tai kiti sako, kad jinai yra nesveikesnė, nes joje yra biogeninių aminų. Ne visi jie yra ištirti, labiausiai ištirtas histaminas. Alkoholis pavojingas ne vien tuo, kad turi biogeninių aminų, biogeninių aminų turi vynas, tai yra fermentuojami, bet alkoholis gali užblokuoti histaminą skaldantį fermentą DAO, diamino oksidazę. Ir kas vartojant antidepresantus, irgi didelė tikimybė alergijų. Jie jau negali visų tų perdirbtų produktų nė už ką, nes antidepresantai blokuoja diamino oksidazę. Ir gali būti žmogus su jau įgimta diamino oksidazės gamybos trūkumu, organizmas negamina. Tai tada tikrai biogeninių aminų tokiam žmogui ir jis sako, alergiškas nuo mažens ir ką daryti, baisi alergija, baisi alergija. Čia ir man motinos kreipėsi ir visi kiti. Tai jūs turit tik atrinkti tuos produktus. Nu, vartokite kuo paprastesnius, kuo mūsų kraštų labiau, nes aš paskui parodysiu, kad, pavyzdžiui, netgi kai kurie vaisiai, tai irgi jūs žinot, kitų kraštų gali sukelti alergiją, nors aš propaguoju, kad kuo įvairesnius, jeigu alergijos nėra, tai aišku, kuo įvairesnius, bet mūsų kraštų turi būti pagrindas. Ir grįžtam prie dilgėlinės. Jūs matot, kad mokslas tyria ir visai stengiasi tuos biogeninius aminus kuo plačiau ištirti. Aš tą temą nemažai kalbėjau, nors yra labai gerų specialistų. Dabar kiek kostai baigėsi, yra galbūt svarbesnių problemų, prasidėjo daug virusinių susirgymų, bet kadangi žmonija labai kamuojasi dėl tų alergijų, bent va artėja pasnikų laikotarpiai, tai išimkite visus perdirbtus produktus, netgi išimkite kombučią, raugintus kopūstus, to atrodo nekaltus dalykus, rauginto fermentuoto maisto, labai nedaug žiūrėkite po kiek laiko, nes pieno rūgštis labai naudinga, bet tik tai nealergiška. Pati pieno rūgštis nesukels alergijos, bet biogeniniai aminai susidarę raugintuose produktuose. Kaip jūs juos išimsite ten iš jogurto arba kopūstų. Nors pieno rūgštis įrodyta, kad blokuoja puvimo bakterijas ir taip toliau. Ir labai gyrė raugus čia kiti, kad raugimas ir rauginti produktai išgydo nuo visų ligų. Rauginti produktai turi biogeninių aminų ir fermentuoti. Ir galit prisivalgę vien jų, jeigu anksčiau niekada nevalgėt, o turite to fermento trūkumą, jums pasidarys labai blogai. Geriausiu atveju pilvą išpūso, gali ir vėmimas ir galvos skausmai. Ir gamina netgi DAO tą fermentą tiem, kam trūksta. Aš klauskit specialistų, bet patys mokslininkai, kiek aš skaičiau, abejoja. Jis ne dėl to, kad jis nuodingas, bet kaip, pavyzdžiui, kasa gamina fermentus, jeigu duosi tuos fermentus, nustos gaminti. Tai čia reikia kažkaip atgaivinti savo gamybą. Ir mes iš kinų medicinos pusės pasižiūrėsim, nes mokslas eina smulkindamas. Ir kodėl toks sudėtingas organizmas kaip žmogus, kurį reguliuoja endokrininė nervų sistema, mąstymas, jausmai, yra taip pažeidžiamas ir išnyksta tas savireguliacijos mechanizmas, kad to maisto nebeprimam. Nu, biogeniniai aminai, aš manau, kad nebuvo tyrinėjami. Ir anksčiau žmonės vis tiek tą maistą kažkiek perdirbdavo ir laikydavo, bet žinokit, kad amžius buvo daug trumpesnis, nebūtinai ten maro, bado ir viso kito. Negalvokime, kad tas maistas visada buvo labai sveikas. O mūsų seneliai tikrai nedidelį kiekį valgydavo ir labai laikydavosi pasnikų. Tai va, histamino parodo ir formulę, kam įdomu, tai biologiškai aktyvi medžiaga, autoimuniniam atsakė, kai mes valgom alergenų. Aišku, ir kituose dalykuose jis veikia, bet taip biochemiškai nenagrinėsiu. Ir sintetinama iš amino rūgšties histidino. Ir dar, kodėl taip histamino mes netoleruojame ir gaunasi alergija.
Labai daug žmonių dabar skundžiasi virškinimo sutrikimais, nes persivalgo daug desertų, valgo glitimą, valgo baltus miltus, valgo keptą produktą, apsunkina kepenis ir taip toliau ir taip toliau. Pusė žmonių, kurie vien kreipiasi kažkokios trumpos konsultacijos, ką sveikiau valgyti, lygų negydo, bet ką sveikiau valgyti galiu patarti. Tai turi virškinimo problemų ir nesusitvarkę virškinimo tiesiog užslapinę simptomus, sumažinę ten rūgštingumą, prisigėrę fermentų, vis tiek nori to jiems skanaus įprasto maisto, kuris turi pilną biogeninių aminų. Nu, tai aišku, kad tai labai blogai visam kūnui, kepenim ir alerginės reakcijos dažnesnės tiem, kas turi refliuksą, rėmenį. Tai yra tiesiog pavojinga ir turit susigydyti virškinimo traktą. Norėdami atsisakyti alerginių reakcijų, turit labai prisižiūrėti kepenis ir žarnyną. Ir tai tą patį sako ir kinų medicina. Ar mokslas viską ištyrė šių lygų atveju? Sunku nustatyti, ar viską ištyrė. Pavyzdžiui, ar yra DAO trūkumas, labai sunku nustatyti tuo fermentu. Įgimtas gali būti, autoimuninės ligomis, kas gavo daug antibiotikų ir kurių galų kartais mes patys juos vartojam, kuriems tikslams. Mes tik žinom, kad disbakteriozė gali būti, bet kad paskui mums netoleruos histamino, kartais ir nepagalvojam. Ir kas biski, tai vartojam ypač, kai būdavo bereceptiniai. Va mano kartos žmonės labai dažnai patys savo skirdavo. Į tai atsiranda ir žarnyno lygos, suriebėję kepenys. Kiek daug žmonių visiškai nealkoholikų turi suriebėjusias kepenis. Nuostabų žmonės, paprasčiausia buvo žinių trūkumas. Aš visada miniu irgi save kaip pavyzdį, kad jaunystėje netaip blogai, bet netaip jau labai ir teisingai maitinausi. O tai vis tiek atsiliepia ir paskui dar griežčiau turi laikytis tos mitybos. Ir ką daryti? Reikia pereiti prie mažų histamino kiekių paremto mitybos plano. Ir susižinot, kur yra to histamino, dar galit pasivartyti, internete yra daug atsispausdintas lenteles, jos visos panašios, nors būna, kad giliau, smulkiau, detaliau nurodo kiekius, bet šitas planas iki galo neištyrinėtas, kiek laiko reikia laikytis, kokį duos rezultatą, ar nutraukus laikytis ir truputį vedus histamino turinčių produktų vėl negrįš. Dar mokslas daug į klausimų neatsakė. Lietuvoje atliekama histamino netoleravimo tyrimai, kai nustatomas DAO trūkumas. Jūs pasižiūrėkit, kokios laboratorijos tai atlieka, nes tai labai keičiasi, tai daro, tai nedaro. Bet visą tai žiūrima atsargiai, nes tai sąlyginai naujas tyrimas, reikia labai daug mokslinių tyrimų ir studijų pateiktų įrodymų. Ir kokie produktai turi daug histamino? Jūs nustebsite, kad labai išgirti avokadai, išprovokuoja vynas, alkoholis, fermentuotas maistas ir gėrimai, net rauginti kopūstai, kombučia, rauginti agurkai. Čia tik tiem, kurie tikrai alergiški. Kai alergiją nugalėsit, o galima, rūkyta mėsa, žuvis, fermentiniai sūriai, jogurtai ir kiti fermentuoti, tai yra rauginti pieno produktai, džiovinti vaisiai. Džiovinimas tai yra tas vytinimas, kaip sakiau, vytinta žolė turi. Baklažanai, špinatai. Taigi ir baklažanai ne visiems. Bet baklažanus paprastai ir valgo sezono metu. Aš pažiūrėjau, kaip kitos tautos, kas yra, kas sezonas, arba pažįstu moterį, labai įsigydžiusią daug lygų cistumijom. Kas jos darže yra, atėjo cukinijų metai, atėjo baklažanų metai, atėjo ten bulvių, burokų metas ir truputį pavalgo ir gal neįgyja to, kad prisiriš prie vieno produkto. O ten citrusinių mažai valgo, vėžiagyviai. Turime omeny, kad mes labai jūros gerybėm taip stengiamės ir svečius vaišinti. Aš sakau, jūros gerybė, fermentinis sūris, vytintas brangus kumpis, vynas tai irgi yra fermentacijos produktas. Ir kitam galvos skausmas. Ir daug kas sako, raudono vyno netoleruoju. Nu, tai ne vien histaminas, yra kitų biogeninių aminų. Ir išimti riešutus. Kol kas ištirti graikiniai, nakardžiai, žemės riešutai, papajos. Lazdynai galbūt mūsų nepatenka ten. O dabar konkrečiai apie dilgėlinę. Dilgėlinė mažai kuo skiriasi, tik išorė, bet priežastis mažai kuo skiriasi.
Tik tiek, kad gali pasireikšti ūmiai ir netikėtai ir visiškai sveikam žmogui, kuriam iki tol anksčiau nebuvo. Aš manau, kad, kaip minėjau, staigiai užvalgius netikėtų produktų, kuris anksčiau nevalgė, kad ir nedidelį kiekį, sakysim, visi buvo labai žinoma, nedidelį kiekį nežinomų suvalgė, jo organizmui nežinomai žinojo, ką valgė, ten, sakysim, ar omarą, ar dar ką nors labai norėjo paragauti. Ir gali dilgėlinė pasireikšti ir ne tik tai dėl maisto produktų, pavyzdžiui, dėl žemės riešutų, kai kurių vaistų, antibiotikų. Būna, kad žiūri, ar daro netgi mėginėlį, jeigu skiria daug antibiotikų, penicilino grupės, aspirinas, ibuprofenas irgi, taip pat fizinių veiksnių, šalčio, karščio, saulės poveikio. Žmogus, kuris buvo alergiškas braškėm, dar jaunas būdamas čia iš tolimo rajono, štai ne visi, kurie važinėja į Palangą ir negalėjo ten būti išsipirkę, tik pavės. Iškart pirmą dieną prasidėjo dilgėlinė. Ir atrodo, jodas visą kitą ir prie ežerų jis daug maudydavosi, bet nebūdavo taip ištisai ant saulės. O čia tiesiog gal tų skėčių nebuvo, čia buvo truputį anksčiau, prieš 15 metų. Ir irgi šiaip kreipėsi, kadangi man pažįstamas, ką daryti. Latekso gaminių, gal dėl to aš ir sakau, aš pažinojau žmonių, kurie įgaudavo alergijas ir dilgėlinės. Ir anesteziologų išėjo į kitą darbą dėl dilgėlinės. Kraujo perpylimo procedūros, bakterinių infekcijų, šlapimo takų, gerklės virusinių infekcijų, kontakto su naminiais gyvūnais, kai kas neperneša ten kačių, šunų, jų, tiksliau sakant, plaukų, žiedadulkėm labai daug kas turi alergiją ir būtent dilgėlinę, kai kurie augalai, bet čia labai individualu. Bet pirkdami, augindami, susižinokit, net mūsų pelargonijos ne visiems tinka. Ir hormoniniai pokyčiai gali išlysti menopauzės metu ar atvirkščiai brendimo metu jaunam. Ką siūlo liaudies medicina ir šiuolaikiniai sveikuoliai, tie, kurie savo patirtimi remiasi, ramunėlių, medetkų arbatų kompresas pamėjimo metu, galima ir gerti. Probiotikai žarnyno būklė jau tada iš vaistinės, ne be biogeninių aminų, ne iš pieno produktų, ir jum tikrai parinks. Yra labai gerai, jeigu su maistėm skaidulom, daug vaistinėse, tada kuriem yra divertikuliozė ar ką, kartu su maistėm skaidulom ypatingai geri. Aš pati nustebau, kai pavartojau su maistėm skaidulom dėl įdomumo to probiotikų, atrodo, tų ligų nėra, bet toks tuštinimas pasidarė reguliarus, normalus, nors atrodo ir nebuvo sutrykęs. Antioksidantai, tai yra spalvotos daržovės, uogos, ciberžolė. Tai jinai ištyrinėta, bet manau ir kiti prieskoniai, kmynai, saldymedis. Apie saldymedį yra daug mano video. Saldymedis labai pagerina antinkščių veiklą. Saldymedis, antinkščių hormonai ir yra kortikosteroidai, kurie nuima visas alergijas. Ir jokių būdų nevartokite kapsulėmis arba įsipilkite, užsiplikykite trintą saldymedį. Jis 50 kartų saldesnis už cukrų. Aš nemačiau niekada ant druskos pakelio užrašyta didina kraujospūdį, bet niekas nevalgo ten 3 šaukštus druskos. Žino, kad padidės kraujospūdį, gal ir numirs. O saldymedis 50 kartų saldesnis už cukrų. Jis padidins tik tada, kai bus per saldu, kaip ir per sūru. Todėl, pavyzdžiui, arbatos yra, gal yra daug ir šaknų. Aš vieną žinau, tai ją ir sakau, man labai skani su pankoliu, arbata bronchos yra vaistinėse. Ir aš pusę litro, nors parašyta stiklinė, man stikliniai per saldu. Saldymedis unikalu, saldymedis nuima visas alerginės reakcijas ir ne tik dėl antinkščių stiprinimo, bet valo labai limfą. Ir įrodytas saldymedžio efektyvumas, taip pat kanapių CBD preparatai, bet tarkitės irgi su žolininkais, su vaistininkais, su tuo, kas legalu. Ir aš labai daug kalbėjau apie biohackingą ir vedžiau seminarus, tai yra kaip sveikai gyventi ir pritaikyti ir integruoti rytų ir vakarų mediciną. Tai kvėpavimo pratimai. Įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Proto ir kūno balansas, tai yra meditacijos, jogos pratimai. Ir labai daugam pagerėja labai alergijos. Ir aš pradėsiu aiškinti iš
kinų medicinos pusės, kaip jie traktavo, labai beje panašiai kaip klasikinė medicina, bet aišku, iki histamino ir kažkokių cheminių junginių jie nežinojo, nedasikapstė, kaip sakoma, bet savęs stiprinimas visais atvejais, parasimpatinės nervų sistemos, streso atsisakymas, tai ir yra proto ir kūno balansas. Ir normaliai vartot šitas visas žoleles. Taigi, ką sako kinų medicinai? Reiktų eiti pas akupunktūristą, nes aš negaliu neatsakingai duoti schemų, jų daug turiu alergijom gydyti. Ir sakoma, kad gydoma visas žmogus, neįprasti kanalai, o labiausia pažeidžiamos stichijos antras integralinis blokas ir penktas. Tai yra medis ir metalas. Ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Ir yra schemos, kad gydomi neįprasti tumalai, tumai, rengmai ir čiongmai. Tai yra visų Jan kanalų jūra, in ir čiongmai. Tai yra vadinasi dvasinė seksualinė jautri energija, bendravimas su aplinka. Žinokit, kad žmonijos tautos pasąmonė yra bendra. Ir pasąmonė yra užkoduota tiesiog, tai susijęs su mūsų genų raiška. Ir bendravimas su aplinka, dabar mes esam užkariautojai tos gamtos. Planeta Žemė užteršia. Visi stengiamės nesaugot jos. Nesakau, kad visi, bet visa beveik Žemės planetos, visi 5 kontinentai, vandenynai yra ganėtinai užteršti, uzurpuojami. Ir žmogus turi turėti tą pagarbą savo gimtajai planetai Žemė. Ir tas kanalas čiongmai, bendravimas su aplinka, tai yra solidarumas su žmonėmis. Ir pagal rytus pati didžiausia vertybė yra tos visos tradicijos, tęstinumas, protėvių tradicijų laikymasis. Tai yra netgi svarbiau už mirtį. Aš kartais dabar irgi pagalvoju, jeigu kartais ateitų grėsmė, tai pirmiausia, aišku, klausčiau valdančiųjų, ar jie nepabėgtų iš šalies ar gintų. Ir kas paskui juos eitų, kokia dalis tautos, kurie nebėgtų, kuriem labai svarbios visos tos vertybės. Visada pasižiūrėkit savo aukštesnėsias vertybės, kas jums gyvenime svarbiausia. Tas materialinis komfortas, kaip sakoma, pasiekti aukštąjį, pasistatyti namą, pasiekti aukštąjį, ne taip gal įsireiškiau, pasiekti aukštojo mokslo, įstoti, gauti gerą darbą ir taip toliau. Ir tai nekaltinu, tai dariau ir aš, tai yra visų mūsų žmonijos, Lietuvos žmonių pasąmonė, kur yra bendra, kur yra kaip bangos dažnis, kuris pasiekia kiekvieną. Todėl, kaip sakau, kaip aš viena galiu tą padaryti. Tai už tai po meditacijos man ateina tos vertikalios mintis, kai aš pridedu savo komponentą. Aš suprantu, kad galbūt kai ką dariau blogai, kad aš galiu pasimelsti ar pamedituoti. Apmastau savo dvasinės vertybės. Tai čia tokia dvasios savybė ir tada genų raiška geresnė. O šiaip aš dar pridedu apatinį ratą, kaip aš sakiau, tą patį sako ir klasikinė medicina, kad kepenys ir žarnynas šitos ašies reiškia metalas riboja medį. Tai 50% žmonių turinčių sutrikusią plaučių storojo žarnyno ypač veiklą ir kepenų veiklą, bet be jų kanalų. Dabar neaiškinsiu, kinų medicinai kanalo veikla labai kartais skiriasi nuo organo veiklos. Nes storasis žarnynas turi pašalinti viskas, kas nereikalingo. Mes žinom, kad sutrikus kepenų veiklom kraujas yra intoksikuotas riebesniem kepenim, valgant daug kepto maisto, tai trinka ir žarnyno veikla, ypač nuo antibiotikų. Taigi dar medis yra kūrybiškumas, bet toks kūrybiškumas, kuris suteikia džiaugsmą širdžiai ir kitų žmonių širdim. Tai yra solidarumas su kitais žmonėmis, kad mano darbas būtų neštų rezultatą, kad daug kas ir daro tokius dalykus, stengiasi ir išradimus, atradimus, arba tiesiog kiekvienas turim talentą, mes esam skirtingi, labai skirtingi, bet, tai, kaip sakau, ir medikas, ir vairuotojas, ir net muzikantas, labai blogai pasakiau, ir labai muzikantas reikalingas, pasitaisau. Kultūra. Ir metalas tai yra plaučiai storasis žarnynas, o kas yra projekcija. Tai va, metalas gal labiausiai atsakingas. Projekcija yra oda.
Jei sutrinka metalas, kaip jį gydyti? Nuimt kaltės jausmą. Kas neturi savivertės, jaučia kaltės jausmą. Nemyli mama, nes aš toks negeras, net nešu gerų pažymių. Aš kaltas, aš mokysiuos dieną naktį. Žmona bara už tai, kad aš nepadariau remonto, aš kaltas, aš ten gal visai kitur save realizuoju, remontui galiu nusisamdyti, bet iš paskutiniųjų darau, kad tik žmona būtų patenkinta. Ir tas kaltės jausmas suėda, kiek mes esame skirtingi. Ir ne tik tai metalas yra oda projekcija storojo žarnyno. Į storojo žarnyną, ko tik mes ten neprikemšam. Pažeidžia, aišku, ir antibiotikai, ir visi tie, ką aš kalbėjau su klasikinė medicina, histamino turintys, rūkyti, perdirbti ir taip toliau, vidurių užkietėjimas, divertikuliozė. Maistinių skaidulų pagerkit, kur maistinės skaidulos kartu su probiotikais. Ir aišku, jeigu turit gerą refleksoterapeutą, akupunktūristą, tai eikite, tie metodai padės, bet šiaip tai kvėpavimo pratimai labai metalą gerina, arba jogos kapalabhatė, arba, kaip aš sakiau, atsigulus šavasanos pozoj, arba kojas prie sienos pakėlus aukštyn, taip įkvepiam, paprasčiausiai sulaikom ir iškvepiam. Ir galvojam tik apie kvėpavimą, paskui galim galvoti apie kažką tai gražiaus arba afirmacijos, kad mano kūnas gyja, mano oda tampa graži. Ta galima pamatyti pulse. Esu matavus pulse ir labai pulsas metalo yra toje vietoje. Ir labai buvo nei plaučiai, nei storasis žarnynas. Ir aš sakau, oda, bet aš matau, kad graži oda. Tada man studentė medikė paskutinio kurso sako vitiligo. Vitiligo tai kita odos lyga. Ir labai kepenys ir grybelius ir kitas visas. Nu, kaip mes užteršiam savo vaikų kepenis, tuo margarininiais saldainiais. Dauguma jų tokių. Einam pas vaikus, tai nešam saldainių, šokoladą. Šokoladas, kakava irgi yra alergenai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Valykime kepenis, peržiūrėkite mano visus video apie kepenis, darykite kvėpavimo pratimus, labai gerai atstatykite savo storojo žarnyno veiklą. Jūs galite. Lietuviai, kai nori, labai daug gali. Nuostabi mano tauta. Sveikite. Atsisveikinu su jumis ir linkiu užsiimti, daugiau daryti, o žinios, kai pradėsi daryti, ateis savaime.